Labai gera kūnui ir sielai praseiti per tokį miškelį, parką. Labai gera. Ir mąstau apie tą eilutę, kad kūno lavinimas nedaug duoda naudos. Ir suprantu, kad kartais mes užkliūnam už tos eilutės ir esam apsileidę, neprižiūrim savo kūno, nevaikštom, mažai esam aktyvūs fiziškai, pasiteisindami tą eilutę. Ir aš galvoju, kad mes neteisingai suprantam tą eilutę. Taip, kūno lavinimas nedaug duoda naudos, jeigu mes tik jį ir susikoncentruojame ir neieškome Dievo. Tada tikrai taip. Bet jeigu mes pažįstam Dievą ir taip pat pasirūpinam savo kūnu, kad jisai būtų sveikas, nes jis yra Dievo dvasios šventykla mumyse. Tai va, pažiūrėkite, Olandijoje prie Eidhoverio yra toks miško parkas. Tiesiog čia yra takeliai ir daug medžių, senų medžių. Olandijoje miškų labai mažai, todėl tokie parkai, miško parkai yra labai vertinami. Taip, kad būkite fiziškai aktyvūs, vaikščiokite, dirbkite lauke, prižiūrėkite Dievo dvasios šventyklą, savo kūną. Būkit palaiminti.